Sveiki sugrįžę į PDM garažą, kaip ir įprastai sveikinusi iš jo ir šiandieną noriu padaryti trumpą apžvalgą, kokie čia pasikeitimai yra. Tai yra du klausimai. Pirmasis yra toks, o kaip matot, už manęs jau nebėra KEM 6, yra pervartas į kitą patalpą, yra sufilmuotas visas video apie KEM 6, bet ten labai daug montavimo. Tad gavos taip, jog į garažą persivarė E-Trim 8, naujausias projektas. Ir per tą laiką, porą savaičių, nemažai darbų pasistumėjo į priekį ir per tą laiką taip pat pavyko sufilmuoti medžiagos. Tad šiandieną noriu jūsų pasiklausti, apie kurį projektą norite artimiausiu metu pamatyti video, apie KEM 6 ar E-Trim 8. Taip pat šiandieną atkeliavo paskutinės bene dalys, tiksliau pirkiniai įrankiai, kurių man truko įsirengti naujam garaže. Tai už manęs yra ten dėžės. Keliauju jas išsipakuoti, ten yra paskutiniai įrankiai, kurių man trūko įsirengti garažui. Susidedu viską tvarkingai, jog visi raktai turėtų savo vietą ir parodysiu jums galutinę erdvę šio garažo, kaip jisai atrodys. Kadangi erdvę, kur stoja automobilį, jau rodžiau, bet dar nerodžiau to savo darbinio kampelio, kuris yra būtent už kameros. Tai pirmą išsipakuoju pirkinius, susidedu daiktus ir pasižiūrim. Tai naujai pirkiniai jau sudėlioti, atrado ir savo vietas, tai galim pasižiūrėti, kaip atrodo tas galutinis vaizdas čia. Tai iš taip atrodo tas mano darbo kampelis. Šią savaitę pagaliau atkeliavo stalviršis, kurio laukiau šiek tiek daugiau gal nei porą mėnesių, bet tikrai buvo verta, todėl kad tas stalviršis nėra šiaip savo, jis yra, pavadinkim, brandintas. Ir turim ant stalviršio PDM garažų logotipą. Tai visas stalviršis yra medinis, yra išfrezuotos su CNC staklėm raidės ir išlieta epoksitkė. Garaže turim daug įvairių dėžučių, spintelių tam, kad daiktai turėtų savo vietas. Tai pirmosios spintelės, kurias atsivežiau, tai yra štai šios. O papildomai įsigijau keletą vežimėlių jau toliau įrankiams, jog būtų viskas patogu garaže po ranka ir patogu būtų dirbti. Tai turi mažą spintelę, kol kas dar čia taip tie daiktai tokie savo vietos, pavadinkim, dar ir neatradę. Greitai susimėčiau nuo stalviršio, kas mėtėsi jau porą dienų daugiau. Tai, bet svarbiausia, kad reikėjo kur susidėti va tokius pavienius traktus, tai tokie daiktai keliauja į šią spintelę, taip pat į šią spintelę. Šitos spintelė, kam įdomu, tai šitos spintelės, tai yra komplektas, kai kaina buvo apie 160–170 eurų. Šitas įrankių vežimėlis, detalių vežimėlis 60 eurų, tai jisai bus patogus, kada dirbė aplink automobilį ir ant žemės daiktai nesimėtytų. Na, o pagrindinė spintelė tai yra šita. Ją pirkau tuščią, ji kainavo apie 300, benaudas, man atrodo, apie 420 eurų, bet ji yra tuščia. Bet ji yra didelė ir platus dideli stalčiai, tai ženkliai didesniai nienos, tai čia susidėjo mano įrankių komplektas. Susidėjo, taip pat atkeliavo šiandieną ir atsuktuvai. Tai porą stalčių atsuktuvų pagaliau. Kiti mano įrankiai kaip dinamometriniai raktai, srigikliai ir kiti įrankiai. Na ir pagrindinis turbūt fainiausias stalčius tai yra šis. Visas kalnas Milwaukee. Mano mylimiausias įrankis dabar yra šis. Maksimalaus patogumo. Rekomenduoju kiekvienam turėti tikrai daiktą tokį. Na, o toliau garaže yra jau, sakykime, pramoginiai dalykai. Tai yra pajungtas internetas, yra 5 colių telikas, kad būtų ką veikti. Yra nupirkta didelė JBL Party Box 310 modelis kolonėlė, būtų pakankamai garso. Na, o kai atvyksta svečių, yra štai pilnai automatinis kavos aparatas. Būtų galima ir pačiam, ir svečius palepinti kavos puodeliu. Tai štai taip atrodo tas mano kampelis. Gal kai kurių dalykų tikrai nėra būtinybė čia turėti, bet norisi, kad būtų smagu ir jauku pačiam čia ateiti, kad būtų ir kitiems smagu užeiti į svečius pasibūti, ne tik, kad tai būtų
tepalais aplipęs, apibėgęs garažas, nors kad būtų toks jaukus kampelis, kur norėtųsi praleisti laisvalkį. O toliau galim pasižiūrėti, kas vyksta garaže, kokios čia naujienos ir kokie čia darbai. Tai ant žemės visas yra pažertas bumerio salonas. Štai ten yra bumerio variklis. Kas su tuo varikliu, tai palieku jau atskiram video prie projekto, kur filmuojamas yra A38. Tai sekit, jūsų palaikymas, taip sakant, skatina ir motyvuoja, tad kuo daugiau palaikymo, tuo daugiau ir dažniau bus turinio. Tai šiai dienai tiek, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų susitikimų. Iki.